Reikėtų mesti ir sprendimas yra teisingas. 7-8 po Kšištofo Lavrinovičiaus dvitaškio. Jis kol kas nerezultatyviose Lietuvos komandai rungtynėse yra rezultatyviausias Lietuvos ekipoje. 4 taškai. Kšištofo Lavrinovičiaus sąskaitoje Mindaugą Lukauskį pakeitė Simas Jasaitis ir atsisėdo vėl ant suolo Mantas Kalnietis. Atrodo, kad nepatiko Ramūnui Butautų tos kelios paskutinės Lietuvos rinktinės atakos, kuriams vadovavo Mantas Kalnietis, ir Andrius Mažutis grįžta į aikštę. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos. Taiklus Simo Jasaičio metimas. Kad Simas Jasaitis prabils, abejonių kažkaip nekyla. Klausimas tik tai kada ir ar prabils tada, kada to labiausiai reikės. Štai šis tritaškis priverčia Blatą prašyti pirmosios minutės pertraukėlės. Artėja į pabaigą minutės pertraukėlė. Lietuvos komanda turi savo gerbėjų ir Atėnuose, ir tie gerbėjai jūsų ekranuose dabar. Didžiulė Lietuvos trispalvė plevėsuoja olimpinėse Atėnų sporto rūmuose. Na ir po to truputėlį tokio apsimegojusio starto lietuviai spusteli aukštesnė pavarą ir po Simo Jasaičio tritaškio Lietuvos komanda priekyje. Rezultatas yra 10-8. Ir Deividas Blatas pabandė perrikiuoti savo ekipą. Na, žinoma, Rusijos žaidimas neabejotinai keičiasi dėl to, kad be Andrijaus Kirilenkos ir J.R. Holdeno jis tikrai turi būti kitoks. Ir kaip sakė vienas iš Deivido Blato asistentų, Evgenijus Pašutinas, pagrindinis ir numeris 1 prioritetas mūsų komandai yra darbas gynyboje. Na, kad rusai gali iš tikrųjų pakovoti ir pasiginti ir kad jie moka griauti, to nekartą yra įsitikinę daugelis varžovų. Dabar pavyksta apsiginti Lietuvos rinktiniai. Po savojo krepšiu Andrius Mažutis. Marijonas Petravičius pasirodo po šios minutės pertraukėlės Lietuvos komandos sudėtyje vietoje Roberto Javtoko. Andrius Mažutis. 10 sekundžių atakas. Simas Jasaitis, prieš jį Kelis Makartis. Ir štai čia viskas kaip iš natų. Net ir tai, kad viskas buvo padaryta gal ir lėtokai, nesutrukdo Marijonui Petravičiui pelnyti taškų. Štai čia. Kaip ant lėkštutės padeda kamuolį Kšištofas Lavrinovičius. Marijonas Petravičius šią dovanėlę išnaudoja. 12-8 Lietuvos komanda priekyje. Ir kol kas sėkmingas darbas gynyboje, tačiau Sergejus Monė sugeba išmesti kamuolį ir tos akimirkos jam pakako. Taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Sergejus Monė pelno 5 tašką savo komandai. Marijonas Petravičius nepagauna kamulio. Ir dar vienas rusų atsakymas, dar vienas bandymas atakuoti iš toli, labai jau nesėkmingai pasibaigė tas bandymas. Jonas Mačiulis laukia savo eilės pasirodyti aikštelį. Aleksejus Švedas buvo tas krepšininkas, kuris prieš tai nepataikė į lanką. Kšištofas Lavrinovičius prieš krepą. Dvigubo pagalba, atmeta kamuolį atgal. Linas Kleiza laisvas iš 3 taškų zonos. Taiklus Lino Kleizos metimas. Antrasis lietuvių tritaškis šios dienos rungtynėse ir 15-11 Lietuvos komanda priekyje. 2 minutės ir 42 sekundės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Sergejaus Monės metimas iš 3 taškų zonos labai netaiklus. Atrodo, kad Sergejui Monei patogiau mesti iš aikštės krašto nei iš kitur. Ir sodina savo įžaidėją Aleksejus Švedą. Deividas Blatas ant atsarginių žaidėjų suolo, grąžindamas į aikštelę Antoną Pankrašovą. 5 sekundės. Keitimas nepasisekė Deividui Blatui. Išleido, atrodo, ir labiau patyrusi, ir Eurolygos patirties turinti Maskvos CSKA komandai rungtyniaujantį Pankrašovą, tačiau pastarasis padaro klaidą, dėl kurios kalti, žinoma, ir lietuviai. Marijonas Petravičius iki galo. Taip, žinoma, reikia žaisti iki galo. Nebuvo žingsnių Marijonui Petravičiui. Užtat yra pražanga. Saša Kaunų, dar vienam Maskvos CSKA komandos krepšininkui, kuris galbūt ir nėra pats pagrindinis žaidėjas
Maskvos CSKA ekipoje, tačiau jo žaidimas vis gerėja ir labai geras to įrodymas buvo Eurolygos finalo ketvirto varžybos, kur CSKA Kaunas tapo netgi tokiu savotišku slaptu ginklu. Tiesa, nepadėjusiu CSKA krepšininkams apginti Eurolygos čempionų vardų. Marijonas Petravičius. Vieną baudos metimą pataiko tik tai Marijonas Petravičius, 16-11. Galima, kadangi žiūrovų nėra daug, galima net girdėti trenerių patarimus, ką daryti vienoje ir kitoje situacijoje. Dabar patarimas buvo neprasižengti ir pavyko tą padaryti Mantui Kalniečiui, o Kšištofas Lavrinovičius smeigia dar vieną jau trečiąjį Lietuvos rinktinės tritaškį šios dienos rungtynėse ir lietuviai atitolsta nuo rusų 19-11. Prasidėjus prieš paskutiniai pirmo ketvirčio minutį. Pankrašovas. Monia prieš Joną Mačiulį. Ir Kšištofas Lavrinovičius jau ne pirmą kartą perskaito varžovo sumanymus ir štai taip pats padaro darbą iki galo, o varžovai savo nemalonumus dar tik tai pasididina su štai šią pražangą. Įspūdingai žaidžia Kšištofas Lavrinovičius, tiesa, žinoma, traumų mums nereikia. Pražanga įrašyta Viktorui Chrepai, kuris prasižengia antrą kartą ir kol kas Viktoras Chrepa atrodo taip galingai kaip tame 2007 metų Europos krepšinio čempionate ar netgi prieš jį, pamenate tas rungtynes, kada lietuviai žaidė Siemens arenoje su Rusijos komanda ir jeigu ne Viktoras Chrepa ir jo stebuklingi metimai ir dėjimai, rusai ko gero būtų sutriuškinti, tada pralaimėjo rungtynės 10 taškų skirtumų tik tai, na, o Europos krepšinio čempionate tiek Chrepa, tiek ir Ilenka sužaidė ko gero nuostabiausias savo rungtynės būtent tame pusfinalyje prieš Lietuvos komandą. Pusfinalyje, kuriame mes tikėjomės, jog turėtume Rusijos ekipą įveikti. Taiklus Andrėjaus Voroncevičiaus metimas 21-11. Jonas Mačiulis prieš Sergejų Monę. Nusprendė ne suktis artin krepšio, bet atšoko nuo Sergejaus Monės, kamuolys į krepšį neįkrinta. Užstrigo ten Sergejus Monė palei šoninę liniją, gaila, jog Jonui Mačiuliui nepavyksta išvengti pražangos. Pirmoji jam, kelinta Lietuvos komandai. Štai toks Sergejaus Monės šokis. Ir Darijušas Lavrinovičius keičia. Puikiai sužaidusi Kšištofą Lavrinovičių. Kšištofas Lavrinovičius rezultatyviausias Lietuvos komandoje šios dienos rungtynėse. Jeigu teisingai suskaičiavau, pelnė jau 10 taškų. Kšištofas Lavrinovičius 4 yra įmetęs Linas Kleiza, po 3 Marijonas Petravičius ir Simas Jasaitis. Sergejus Monė vienas iš rezultatyviausių Rusijos ekipoje. Pataikė 2 taškį, pataikė 3 taškį. Ko gero jį dabar ruošiasi pakeisti Nikita Kurbanovas taiklaus antro metimo atveju. Metimas yra taiklus, Nikita Kurbanovas pasirodo Rusijos komandos gretose. Mantas Kalnietis, antras jo dublis šios dienos rungtynėse. Jonas Mačiulis suspėjo varžovai užstoti jam kelią, o Kšištofo Lavrinovičiaus pareigas perėmęs estafetę tą sėkmingai daro Darijušas Lavrinovičius. Pirmieji jo taškai šios dienos rungtynėse 23-15 ir reikėtų apsiginti nuo tos paskutinės varžovų atakos. 5 sekundės, 4, 3. Kelis Makartis pašokdina Darijušą Lavrinovičių ir pataiko, ir atrodo, kad pataiko dar netgi su pražanga. Ne tik, kad nepavyko apsiginti, tačiau varžovai idealiai užbaigė šį kėlinį, kuris prasidėjo Lietuvos komandai galbūt ne tai, kaip norėjosi, tačiau po to visą laiką Lietuvos rinktinė diktavo savo sąlygas. Ir nepaisant to, atitrūkti ir pabėgti nuo rusų toli nepavyko. Kelis Makartis pataiko ir baudos metimą, o Lietuvos komandai laiko jau nebelieka. Telio ekranuose jis, žinoma,
čia vienas iš tų žiūrovų, kurie ne tik tai šiaip savo atėjo pasižiūrėti, bet ir dirba. Darbą žiūri dabar į statistinį protokolą ir žiūri, kaip atrodo tie pusiniai.